Klausyk, tai kokie dar tavo šio sezono tikslai? Ką tu nori nuveikti, kad būtum patenkintas? Ką čia nori įrodyti pats savo, ne? Šio sezono tikslai tai būtų sudalyvauti Pro 2, susivažiuoti normaliai visą Pro 2, nesulūžti, pasitikrinti mašiną, pasitikrinti save, neatšalti, nes praeitus metus praleidau, tai biškai ir atšalau. Tai nusprendžiau, kad pagal galimybės, kad geriau važiuot kažkur, negu visai nevažiuot. Tai Pro 2 visai buvo neblogas pasirinkimas ir tarp kitko yra ką veikti. Ir labai yra ką veikti. Ir daug kas, jeigu galvoja, kad čia yra prašiau ar silpniau, tai jūs atvažiuokit čia ir pamatysit, kaip čia viskas labai silpna. Nuvažiuoti į Maldyvus. Nuvažiuoti į Maldyvus vienas iš jų. Norėčiau, kad nesugestų mašina nei karto. Norėčiau, kad nebūtų avarijų. Ir norėčiau ten keletą podiumų gauti, o visą kitą kaip gausis. Nesulaužyti šito agurko ir pasilinksmint, tik tiek. Kaip daug metų važiuodavau ir galvodavau važiuodavau dėl kažkokių rezultatų, tai šį kartą jaučiu važiavau su mintim tiesiog, kad važiuoti pasivažinėti ir kvalų praeiti. Nieko nesitikiu iš šis visiškai. O iš viso sezono? Kaip Dievas duos. Arba kas nors kitas. Rėmėjas, ne? Rėmėjas, gal žmona, aš nežinau, kas kaip interpretuos. Sezono tikslai būti top 15, top 10 metinį įskaitoj. Masterių. Ne, masterio Pro lygos, kas būtų neįtikėtina, o iš tikrųjų išsaugot mašiną, kad nebelūžtų ir dar geriau su ją išmokti važiuoti. Šio sezono tikslai, kaip garsiai. Mano tai labai paprastas tikslas yra suvažiuoti Rygą ir kitą savaitgalį važiuoti Nemuno žiedą žiede. Ir tuo greičiausiai beveik baigiu savo sezoną šį, nes darausi operaciją, tai greičiausiai gal dar ant Nemuno žiedo, kai bus drifto etapas, ten bandysim sudalyvauti. O tavo? Mano tikslas Street ir Semi Pro, kažką laimėt, bandysim. Ne kažką, tai praeitais metais laimėjai ir šiais laimėjai. Bandysim toks tikslas. Sunkus dabar klausimas, nes planavau važiuoti į šitas varžybas ir gali dėti skelbimą automobilio, bet vėl prisiminiau, ką reiškia važiuoti ir kai veikia. Ir arba kai sugenda ir vėl taisyti ir važiuoti, tai nežinau. Važiuosim turbūt visą ir jos skelbimo nedėsim. Pridursiu, keliant ant raliukų mašiną labai dukra buvo susidomėjus. Buvo įdomu ją ir panašiai, tai gal dar tebūnie pastovi tas automobilis, maža kas čia bus. O mano, kaip drifto fano ir medijos atstovo palinkėjimas būtų toks, kad negestų jūsų technika, nei tas, kuria filmuojat ar fotografuojat, nei ta technika, su kuria važiuojate į varžybas. Tai kalbant apie tą techniką, su kuria jūs važiuojate į varžybas, tai rekomenduočiau karts nuo karto pasitikrinti jų būklę, ne tik servise, galima tą padaryti ir paprasčiau, tiesiog pasijungus štai va tokį įrenginį. Tam reikia tik tai išmanaus telefono, tai gali būti tiek Androidas, tiek Apple renginys, tai susinstaliuojat nemokamą programinę įrangą ir matot jūsų automobilio būklę. Ar tai yra klaidos, ar gyvi duomenys, ar galima pasiresetinti alyvas, pasitikrinti padangų slėgį ar kitus dalykus, tai yra plačios galimybės. Šis renginys turi keletą svarbių privalumų, tai yra nemokami programinės įrangos atnaujinimai visą gyvenimo tarpą, tai jums nereikės po metų, taip sakant, pirkinėti licenzijos. Skanavimas automobilio trunka apie 2-3 kartus greičiau. Paskutinis pats geriausias privalumas, kad perkant šį įrenginį su kodu Astralas iki gegužės 31 dienos gausite ir $15 nuolaidą. Nepatinka man ta Ryga, besikeičiantis, taip. Tarsi, šiaip patinka kaip miestas, viskas gerai, bet trasa, besikeičiančio sukibimo trasa reikalauja iššūkių ir yra tokia, sakykime, negailestinga. Ir ypatingai tas jaučiasi, kai tu važiuoji, sakykime, šiuo atveju ant šios padangos, jinai yra gatvinė. Ir jinai gali tavęs neišgelbėt, kaip pavyzdžiui Pro lygos vairuotojas gali užsidėti labai minkšto mišinio padangėlę, atleisti gazą ir tam viskas įvyksta savaime, tai susitvarko. Tai čia šito dalyko nepadės šitas, čia jau atlaidumo, kaip sakant, jau. Tai va, tuom gal biški ir baisu, bet tuom ir įdomu. Ryga mano viena iš 3 mėgstamiausių trasų. Po paskutinių metų šiek tiek fobijų turiu ties pasistatymu.
o visa kita tai kaip ir gerai. Tai atmosfera, teisėjai, organizatoriai, trasa, oras, tikiuosi vis toks pats. Viskas, visiems vien pliusai, tai prasme, čia toksai daugiausiai adrenalino suteikianti ta trasa, nes reikia vis tiek kaišėti to ketvirtų bėgių ir pasirinkti tą ir greitį, ir liniją, ir viską. Aišku, labai sunku šitą mašiną, nes labai mažai treniruočių, bet žiūrėsim kaip bus. Mieste patinka, kad iki 2-3 dirba kavinės, galima pavalgyti, atsigerti kavos, o kas nepatinka, tai viskas gerai, iš tikrųjų viešbutis nepatiko šią naktį. Aš pirmą kartą čia dar net nežinau kaip jos, kaip trasa. Viskas šiaip patinka kol kas, man įspūdžiai puikus. Nežinau, dar nevažiavau trasoje, negaliu sakyti apie trasą. Bet tai tos rimtos, mašinos rimtos visi. Man tai čia viskas irgi patinka, Ryga šiaip yra nuostabi trasa, ten to siena kažkiek baisu gal dar kažkas, bet šiaip tai vaibelis visą laiką būna maksimum, ta prasme, ir Chebra susirenka gera, vis dar čia ir Lietuvos etapas, tai va, vien lietuvių, čia aplinkui, jeigu apsidarytumėm iš vien lietuvių, tai dėl to labai džiaugiuosi ir manau turėsim visi gerą laiką. Nuostabi Ryga. Patinka man viskuo. Forever trasa tai yra Kačerga labiausiai, nes smagiausia šita po Kačergos antra, nes šiek tiek ją primena, tai į kitą pusę. Rygoj trasa labai patinka, trasa labai faina, labai smagi, gazas dugnas visur, nėra kur sudvejot, o nepatinka kai lyja, bet šiandien kol kas dar turim gerą orą, saulė šviečia, tai viskas liuks smagu. Daug privalumų, tai yra šalia miestas yra gyvas, yra puikių organizacija. Vieninteliai turbūt tokie minusai yra tie, kad tie etapai, kurie vyksta spalio ir gegužės mėnesiais, ne visą laiką yra labai dėkingi oro sąlygom. Tai va dabar, kalbant apie atidarymo etapą, 2 kartus iš eilės lyjo, o spalį dažniausiai būna ne tik lietus, bet ir šalta. Tai turbūt idealiausias variantas yra atvykti tada, kai čia vyksta Liepos mėnesį driftmasteriai. Sakant, tada irgi aišku gali gauti lietaus, tokios mūsų šalis yra, bet tada bent jau būna šilta dažniausiai. Tai turbūt be abejonės Nemuno žiedas, jeigu įvyks, tikiuosi, kad įvyks. Tai iš tikrųjų šio automobilio įsigijimo istorija ir yra, būtent dėl Nemuno žiedo gandų, kad jisai įvyks. Tai ir jeigu įvyks, tai vat, būtent dėl to ir pirkau ir noriu važiuoti ten, nes tiesiog fainai atsiraut namų trasa, nerealiai, tarsi tiesiog fainai. O gal geriau būtų downhillas? Šiaip, dabar galvoju, vieną kartą važiavau po to įvykio, nebuvo labai smagu. O dabar, kai jau senas, jau metų daug, tai turbūt dar būtų daugiau, reiškia, prasilaužimo. Bet pabandyti, kodėlgi ne. Šitą mašiną visai norėčiau, turi powerio, žiauriai daug turi powerio. Nu, aišku, Kačerginė man labai patinka, tada patinka Graikijos Serės trasa ir daug ten jų yra gerų, Trekvodas patinka. Laukiamiausia. O gali būti kelias. Aišku. Tai Raganos, Kačerga, Bikerniekai, jeigu čia mūsų krašte. O toliau, tai nežinau, aš jau senai bevažiavau, kur jau pasenęs esu. Važiuosiu Trekvodą? Nežinau, kaip dievas tos. Tai kviečia? Tai. Startinis nemokamas, sako. Tai nežinau. Tai dar reikia dagyventi iki to, susiprast su mašina ir gal visai susidraugausim, gal ir nuspręsim. Keisi spalvą? Manau, ne. Manau, kažką dalinai tiesiog paliveriuosim kaip Gedo M-kę, nes kažkaip neplanuoju su tą mašiną važiuoti, taip kad jeigu ką nors domina, prašom. Kaina? Kaina bus vėliau, bet tikrai bus parduodama sezono, gal gale, gal vidury, nežinau, kada nuspręsiu. Su tokia mintim ir buvo pirkta, vis tiek sugrįšim prie pirmos serijos, o toliau nežinau. Laukiu tai Raganų katilo, tik tai esu matęs YouTube'ai ir šiaip iš pasakojimų girdėjęs, tai iš tikrųjų laukiu, kas ten per pekla, tai noriu išbandyti.
Aš tai labai tikiuosi, kad išeis ir su operacijos rankas susitvarkys, tai rugsėjai suvažiuoti Apgylą. Čia namų trasa, patikėti, fainiausia. Nu, aš nežinau. O tu išbandyt turi Apgylą? Tai aš turiu Dar nebandęs? Negaliu sakyti, kur mėgstamiausia, jo, dar 3 metai. Tai dar nebandęs, jisai išbandys Apgylą, supras, ką reiškia tikriem vyram, kur reikia Spausti. auksinius turėti. Bandysim. Tai va, tai manau, kad Apgylas bus tavo mėgstamiausias, pamatysi visiems. Dėkimės. Nuliuk, ačiū jums. Ačiū. Ir kurios rasos laukia turbūt Kačergos, o ne šiemet. Jo, labai norėčiau. Nežinau, ar bus čia tokie gandai paleisti, bet nepatvirtinti, bet aš taip laikau, gal bus. Tai tikėkime rugsėjo viduryje. Norėčiau, jo, norėčiau. Labiausiai? Pažiūrėt ar dalyvaut? Čia klausimas. Pažiūrėt turbūt tavo atveju. Pažiūrėt kaip žiūrovai, tai turbūt Masteriai Rygos, kaip visuomet, visą laiką laukiamiausias etapas. O kaip spoteriui, tai turbūt, net nežinau, iš tikrųjų labai laukiu Apgylą. Apgylo jau pasilgau, noriu, Apgylas irgi labai smagu, ką Lietuvoje turim, tai liuksas Apgylas man patinka. Na ir 3 varžybos, kurių laukiu labiausiai, tai yra Drift Masteriai Rygoje Liepos mėnesį. Tai pačio aukščiausio lygio sportininkai čia susirenka. Taip pat yra puikus renginys, tai Trakfodo festivalis Vengrijoje rugpjūčio pabaigoje. Rabočiai rink trasoje šalia Marija Poč miestelio. Ir labai laukiu Apgylo sugrįžimo Kačerginėje rugsėjo mėnesį. Aišku, būtų įdomu pažiūrėti, kaip sektųsi žmonėms su dabartinė technika, dabartiniam padangom ir dabartiniu talentu suvažiuoti būtent downhillą. Nes downhillas yra rimtas, stipru, poriniai artimi ten yra sunku, bet turbūt Hebra tikrai per 10 metų yra paaugus. Būtų įdomu pamatyti.